Taigi startuoja šios rungtynės Aminas Benčaibas. Pirmasis liečia kamuolį ir čia iš karto tolimas perdavimas į priekį, kurį atlieka Valdairas Hernandezas. Rizikingai žaidžia Panevėžys, praranda kamuolį, Žalgiris garsėja būtent kontrapresingų varžovų aikštės pusėje. Labai dažnai jiems pavyksta susigrąžinti prarastus kamuolius ir po to sukurti pavojingas atakas. Dabar kaip tik Orega ir demonstravo savo greitį. Atlikinėjo perdavimą varžovų baudos aikštelį. Čia pavojinga situacija, smūgis į vartus ir 1-0. Neužtruko ilgai Kauno Žalgiris, antrąją rungtynių minutę. Niekas kitas, o Dejanas Georgievičius pelno savo įvartį. Žaidėjas, kuris šį sezoną pradėjo kaip atsarginis puolėjas, bet labai greitai sugebėjo įrodyti savo vertę ir pelno savo 5ąjį įvartį šiame Top Sporto lygos sezone. Puikiai susitvarkė su kamuoliu varžovų baudos aikštelėje ir tikrai ne patį lengviausią smūgį atliko šis Kauno Žalgirio ekipos serbas. Laukiame šio epizodo pakartojimo, kaip tik dabar ir matysime. Štai čia Oregos rungtyniauja dešiniuoju saugu ir vėl perimtas kamuolys. Irgedas. Gali šis futbolininkas smūgiuoti ir iš toliau, būtent įspūdingas smūgis Irgedas pelnė kairę koją. Čia Vytautas Černiauskas, ne pirmoji, bet visgi antruoju bandymu krašto saugo pozicijoje. Būtent pastaruoju metu čia jį atrado Rolandas Vrabecas. O čia labai geras perdavimas, Benčaibos smūgis dešinę koją ir tiesiai Vytautą Černiauską. Dažniausiai ši ekipa tiesiog smūgiuoja kamuolį varžovų aikštės pusę arba net tiesiog siunčia kamuolį už šoninės linijos, o Kauno Žalgiris visai kita situacija. Čia dar vienas pavojingas smūgis ir vėl demonstruoti Vytautas Černiauskas ir vėl labai gražiai senelis šiame epizode sužaidė Gratas Irgedas ir Damjanas Pavlovičius ir Pavlovičius tikrai labai pavojinga situacija ir sprendimą priims Irgedas ir vėl sužaidžiama su to pačiu Orega ir dar vienas Irgedo perdavimas, smūgis į vartus. Damjanas Pavlovičius, vienas iš kertinių Kauno Žalgirio futbolininkų. Čia Batro Orėjo varžovų baudos aikštelėje, jo perdavimas ne visai sėkmingai, čia išmuša kamuolį Panevėžys ir skersinis ir panašu, jog įvarčio nėra. Ten lieka gulėti ant dvejos Justinas Januševskis. Išmušimas dar kartelį šio epizodo pakartojime. Štai čia žemas ir stiprus Batro Orėjo perdavimas. Tai čia neįtin sėkmingai sugeba išmušti kamuolį Strachinė Kerkezas. Aminas Benčaibas, štai dabar su kamuoliu Batro Orėjo. Pastarojo perdavimas dešinė koja, Vytautas Černiauskas kumščiuoja kamuolį, tiesa, tą daro ne per toliausiai. Dar vienas grąžinamas kamuolys, smūgis galva ir čia Justinas Januševskis nuo vartų linijos. Galva atmuša štai šį kamuolį, kadangi Vytautas Černiauskas buvo pakilęs kiek aukščiau ir čia Vytautas Černiauskas ne veltui dabar nusipelno pagirų iš ekipos vartų sargo. Dar QR kodą ir būtent jūs galite nuspręsti, kas jūsų manymu bus verčiausias gauti geriausio šio rungtynių žaidėjo prizą. Benčaibas veidė, tuo tarpu Panevėžys grąžina kamuolį iš šoninės linijos, Veliulis ir susigrąžina labai greitai kamuolį. Žalgiris, Orega. Dokpoloras suklaidina savo varžovą. Dokpoloras bando ieškoti galimybę smūgiuoti, smūgis kairė koja yra atliekamas, bet kamuolio kelyje atsiduria Rokas Rasimavičius ir blokuoja šį. Ne viena geltono kortelė aikštėje esančiam futbolininkams. Vienintelė geltono kortelė buvo parodyta Kauno Žalgirio ekipos stratego Eivinui Černiauskui, o čia Georgievičiaus bandymas smūgiuoti, bet šį kartą Vytautas Černiauskas atrėmė varžovą. Įžaidžia šią standartinę situaciją žalgiriečiai, smūgis į vartus ir labai pavojingas smūgis. Kamuolys jau dešiniajame atakos krašte. Batro Orėjo. Benčaibas, jo perdavimas, Georgievičius ir 2-0. Puikiai Kauno Žalgirio ataka, įsirašo savo įvartį Dejanas Georgievičius. Pirmą rezultatyvų perdavimą šio vakaro rungtynėse įsirašo Aminas Benčaibas. Dar kartelį Kauno Žalgiris demonstruoja, kodėl būtent ši ekipa yra šį sezoną pirmoje Top Sporto lygos turnyro lentelėse vietoje. Viskas puikiai atlikta, laiku sujudėjo kamuolys Kauno Žalgirio ekipoje, sutrukinėjus ir sulūžusi Panevėžio ekipos gynyba ir žalgiriečiai dvigubina savo pranašumą. Štai čia Batro Orėjo išlaiko kamuolį žaidime. Įveikė galbūt ne visai iki galo Steponavičius. Nuolatos yra rotuojami. Tas pats Aminas Benčaibas, Romaldas Jansenas savo sąskaitoje turi 6 įvarčius. Šiandien 2 įvarčius pelnęs Dejanas Georgievičius taip pat savo sąskaitoje jų turi jau 6. Kamuolys kairiajame atakos krašte pas Ariagnį Smitą. Ir čia labai pavojingas epizodas. Tomas Švetkauskas demonstruoja savo meistriškumą.
kamuolys Pavlovičiaus. Jis labai greitai praranda kamuolį ir Panevėžys, o čia gali būti labai pavojinga. Pristatomas kamuolys Oregai. Šis jau varžo baudos aikštelį, užsikerta kamuolį, smūgis dešinę koją ir Fabianas Orega dar kartelį demonstruoja savo meistriškumą. Ir dėl ko Kauno Žalgiris pasikvietė šį legionierių savo gretas. Na, puikiai viską šiame epizode atliko Orega. Priėmęs kamuolį, nubėgo su juo į varžovo baudos aikštelę, pasitaisė jį ant dešinės kojos ir nejėgavo tikslumu. Pasiuntė kamuolį į apatinį tolimą į vartų kampą ir rezultatas 68-ąją rungtynių minutę tampa 3-0 ir ko gero tampa viskas aišku, kasgi bus šių rungtynių nugalėtojas. Dejanas Georgievičius prie 2 Sirgė Dušas Antės ir dabar 5-4, kaip per treniruotės. Pažiūrėsime, kągi nuspręs žalgiriečiai. Sirgėdo perdavimas Dokpolorui. Prieš Dokpoloro 2 Panevėžio žaidėjai. Burdzilausko smūgis kairė koja, šioks toks rikošetas. Visgi atrėmė šį smūgį. Steponavičius įveikia Tolordavą. Toliau juda su kamuoliu Steponavičius. Smūgiuoja iš toli, pavojingas smūgis ir po labai ilgos pertraukos